mokymo atvejais. Vėlgi svarbu, iš ką pateikėm dirbtinio intelekto sistemom, ar tai, ką pateikėm, yra gauta teisėtai. Ir žinoma, reguliavimas vystosi ir jisai kinta. Ir tikėtina, kad bus skaidrumo reikalavimai, bet vienas dalykas yra, kokia yra teisė ir kaip mes galim patikrinti, ar tų reikalavimų yra laikomasi. Tai vėlgi čia vienas aspektas, o kitas yra tai, kai mes naudojamės, ką mes gaunam, kokį rezultatą. Nes jeigu yra apmokyta iš duomenų, kurie yra autorių teisų objektai, tai mes ir rezultatą vieną kartą gausim vienokį rezultatą, kitą kartą kitokį, bet kažkuriuo metu, kaip aš rodžiau savo pavyzdį, ar ne, kai paprašom pateikti gėrimą, o gaunam akivaizdžiai, matom, kad forma ir viskas, tai mano pavyzdžiuose buvo labiau galbūt prekių ženklų pažeidimai, jeigu taip žiūrėti, ar ne, jeigu komerciniais tikslais būtų naudojama. Bet tam tikrais atvejais skirtingi intelektinės nuosavybės apsaugos rūšys jos persidengia. Tai gali būti ir autorių teisų pažeidimas. Tai vėlgi čia svarbus skirtingi aspektai ir nėra taip, kad tik tai svarbu duomenys, kurie buvo pateikti, bet svarbu ir ką gauname. Tai va. O sekant šią diskusiją tikrai galim planuoti ir mielai prisijungčiau. Labai ačiū, Julija. Pabaigėm tokiom atvirom durim ateities renginiui, kurį ir turėtume pradėti nuo šito momento, kur pabaigėm, nes ko gero tai vienas aktualiausių ir svarbiausių klausimų greta etinių reguliavimų ir panašiai dėl vertybių sistemų, be kurių mes kaip ir toliau nepajudėsime. Tai labai ačiū visiems. Atskira nuoširdi padėka projekto grupiai, su kuria taip smagiai dirbome ir atrodo visai neblogai padirbėjome. Ačiū Sauliai už puikų vadovavimą tyrimui. Ačiū diskusijos dalyviams už puikius pranešimus ir už apskrito stalo diskusiją. Ačiū skirtą laiką. Ačiū visiems dalyviams prisijungusiems. Linkiu labai gero savaitgalio ir iki sekančių susitikimų. Ačiū Jums. Iki. Todėl.